Sveiki vaikai, mano vardas Luka. Šiandien aš jums paskaitysiu rašytojo Ofrido Proislerio knygos Raganiukė pirmas skyrių. Tad atidžiai klausykitės. Raganiukei pikta. Kartą gyveno tokia ragana, net ne ragana, o raganiukė. Mat jai buvo dar tik 127 metai, o šitoks amžius raganai. Vienas juokas. Jos namas stovėjo vienišas gūdžiame miške, o kad jame šeimininkavo tik viena raganiukė, tai ir namelis buvo nedidelis. Na, bet jai pakako ir tokio, geresnio nė nenorėjo. Nuo vėtrų namelio stogas buvo gražiai įlinkęs, kaminas persikreipęs, lankinės girgždėjo visokiais balsais. Prie galinės namelio sienos buvo pristatyta duonkepė. Krosnis. Ji būtinai reikalinga. Kokiegi raganos namai be duonkepės krosnies? Raganiukė turėjo varną Abraksą, mokantį kalbėti. Jis mokėjo ne tik kranklėti, labas rytas ar labas vakaras, kaip kiti kalbėti išmokę varnai, bet galėjo pasakyti, ką tik nori. Raganiukė jį labai brangino, nes varnas buvo didžiai išmintingas ir visada droždavo jai visą teisybę į akis, nieko nenutylėdamas. Raganiukė kasdien maždaug po 6 valandas mokėsi burti, mat burimas netoks jau paprastas daiktas. Jei tingėsi, niekada neišmoksi gerai burti. Pirma reikia išmokti paprastų burtų, o paskui sunkesnių. Burtų knygą reikia iškalti nuo pirmo iki paskutinio puslapio ir negalima praleisti nė mažiausios užduoties. Raganiukė buvo priėjusi dar tik 213 burtų knygos puslapį. Ji mokėsi užleisti lietų. Sėdėjo ant suolo prie duonkepės krosnies, ant kelių atsivertusi knygą ir būrė. Varnas Abraksas tupėjo šalia ir rūstavo. Turi užleisti lietų. Krankė jis piktai. O tau kas išeina? Pirmą kartą ėmė lyti baltomis pelėmis. Antrą kartą varlėmis. Trečią kankorėžiais. Gal bent dabar užleisi tikrą lietų? Raganiukė pamėgino 4 kartą. Paleido debesį danguje, pasimojo jį arčiau, o kai debesis jau atsidūrė ties jų galvomis, sušuko lyg. Debesis praplyšo ir ėmė lyti. Pasukomis. Pasukos, krankštė varnas. Tu kuoktelėjai, ar ką? Kuogi dar nudžiuginsi? Gal skalbinių spaustukais? Ar batų vinimis? Tada geriau užleisk duonos trupinių ar barazinų lietų. Matyt, burtažodžius būsiu sumaišusi, tarė raganiukė. Kartais ir anksčiau jai šitai pasitaikydavo. Tai šis, tai tas ima. Žiūrėk, ir nepasiseka, bet kad nepasisektų 4 kartus iš eilės, to dar nebuvo. Burtažodžius būsiu sumaišusi, krankė varnas. Pasakysiu, kas tau yra. Tu išsiblaškysi. Jei burdama galvosi visai ką kitą, tai žinoma suklysi. Tau reikėtų labiau susikaupti. Štai kas. Tu taip manai, tarė raganiukė. Paskui tik klapt užvertė burtų knygą ir piktai suriko. Taip, teisybė, kad tu išsiblaškysi. Bet ar žinai, kodėl? Jį šyptelėjo į varną akimis. Todėl, kad aš tiesiog sprogstu iš pykčio. Iš pykčio? Pakartojo varnas Abraksas. Kasgi tave supykdė? Man pikta, aiškino raganiukė, kad šiandien Valpurgijos naktis. Šiąnakt visos raganos susirinks šokti ant bloko kalno. Na ir kas? Nagi tas, kad aš dar per maža. Man dar negalima šokti. Sako senės raganos, jos neleidžia man joti ant bloko kalno ir šokti kartu su jomis. Varnas mėgino paguosti raganiukę. Matai, tau tik 127 metai, todėl tu negali norėti, kad senės raganos tave laikytų didelę.
Kai paaugsi, galėsi daryti, ką nori. Ką čia šneki, sušuko raganiukė. Aš noriu jau šiąnakt pasišokti, supranti? Kas negalima, tas negalima. Ir reikia mesti iš galvos, krankė varnas. Kam dar pykti? Argi kas nuo to pasikeis? Turėk proto. Kągi čia padarysi? Bet raganiukė pasakė. Žinau, ką padarysiu. Šiąnakt nujosiu ant Bloko kalno. Varnas išsigando. Ant Bloko kalno? Juk senis raganos tau uždraudė. Jos nori šokti vienos. Pamanyk, šūktelėjo raganiukė. Maža kas draudžiama. Svarbu tik, kad nenutvertų. Bet jos tave nutvers, išpranašavo varnas. Et, niekai, atkirto raganiukė. Įsimaišysiu, kai jos jau bus įsismaginusios, o namo išjosiu prieš galą. Šią naktį ant Bloko kalno bus tokia sumaištis, kad niekam ir į akį nekrisiu. Na tai šiandien tiek. O dabar sakau jums labanakt, vaikučiai. Laukiu jūsų rytoj tą pačią valandą.